Gamta – tai mūsų namai. Čia gyvename, čia kuriame, čia širdis randa ramybę. Stengiuosi dėl savo krašto, nes tai mano namai. Šie žodžiai atspindi mūsų kasdienę ramybę. Mums rūpi ne tik vieta, kurioje gyvename, bet ir žmonės aplink mus, jų jausmai, jų gerovė, jų šypsenos. Norime, kad kiekvienas čia jaustųsi reikalingas, laimingas ir išgirstas. Diana – veiksmo žmogus, kuri visada supras, kaip padėti. Kiekvienas mūsų žingsnis lyg švelnus vėjo gūsis, kuris ne tik valo dulkes, bet ir atneša pokyčių viltį. Tai kvietimas keisti pasaulį, pradedant nuo savęs, nuo mažo žingsnio, nuo gero žodžio, nuo paprasto, bet prasmingo veiksmo. Raminta, jautri, bet labai stipri ir tyliai sustiprina komandą. Žalia spalva mums reiškia daugiau nei gamtą. Ji simbolizuoja gyvybę, augimą, atsinaujinimą. Tai viltis, tai kelias pirmyn. Ir nors pokyčiai kartais atrodo tolimi ar nepasiekiami, mes tikime, kad didelės bangos prasideda nuo mažų lašelių. Banga pokyčių prasideda nuo mažo gesto, mažo darbo, gero žodžio, nuo manęs. Irina – į mūsų ramstis, kai reikia patarimo ar nuraminimo. Ši mintis veda mus į priekį. Ji įkvepia kasdien veikti, kurti, rūpintis. Dirbame dėl tokios ateities, kurioje norėtume gyventi patys ir auginti savo vaikus. Mes vilties ambasadoriai. Tyliai, bet atkakliai skleidžiame žaliąją bangą savo bendruomenėje. Esame tarsi švelnus vėjeliai, kuri pažadina sąmoningumą, sujungia žmonės, įžiebia šypsenas ir įkvepia tikėti pokyčiais. Kaip vėjas pajudina medžių šakas, taip ir mes judiname bendruomenę. Kiekvienas iš mūsų gali tapti to vėjo dalimi, gaivių gūsių, kuris keliauja per žmonių širdis ir skatina veikti. Karina drąsi ir atsakinga. Ji dažnai imasi to, kad kiti apeitų. Taip, mes jaučiame ir matome mūsų socialinį darbą. Prisijunk, pajus, kaip smagiai, lengvai ir nuoširdžiai galime kartu kurti pokyčius, keisti aplinką, stiprinti vienas kitą. Kurkime tokią ateitį, kurioje gera gyventi ne tik mums, bet ir visoms ateities kartoms. Utenos kolegija – tai vieta, kurioje mes augame. Čia įgyjame ne tik žinių, bet ir profesinę bei asmeninę kompetenciją. Dėkojame dėstytojams už tai, kad ne tik moko, bet ir mato mus. Be jų nebūtume tokie, kokie esame šiandien. Ir kai reikia idėją paversti realybę, tai padarau su komanda, kuria aš tikiu.